Kodėl vieną kilimą galima sulenkti be jokių pasekmių, o kitas lūžta nuo vieno netyčinio persilenkimo? Perkant naują kilimą, jis būna tiesiog susuktas, o po valymo mes jums jį grąžiname ant apsauginės tūbos. Klijuoti kilimai ir kiliminės dangos nėra vienas audinys. Tai 3 sluoksnių sistema. Klijų sluoksnis, stiprinamasis tinklelis, pamušalas. Jeigu vienas jų neatlaiko, visa konstrukcija tampa nestabili. Kiliminė danga pagaminta tam, kad būtų vieną kartą paklota ir priklijuota. O jeigu kiliminė danga dar ir apsiuvama bei naudojama kaip kilimas, jos konstrukcija tampa dar jautresnė, nes ji apskritai nebuvo kurta judėti. Todėl parduotuvėse ji visada parduodama tik ant apsauginės tūbos. Naujas klijuotas kilimas atrodo tvirtai susuktas ir nelūžta. Jis toks būna tik tol, kol klijai tvirti, tinklelis idealios įtampos, pamušalas maksimaliai standus. Po kelių metų kilimas tampa minkštesnis ir elastingesnis. Todėl panaudoto kilimo nebegalima susukti taip stipriai kaip gamykloje. Jei vis dėlto bandome judinti be apsauginės tubos, atsiranda banga, kilimas lūžta. Apsauginė tuba išlaiko kilimą tiesų per visą ilgį, neleidžia jam persilenkti kraštuose, saugo nuo spaudimo transportuojant, mažina lūžių riziką, stabilizuoja apačiaus sluoksnius, saugo nuo taškinio spaudimo, kuris dažniausiai ir sugriauna konstrukciją. Ją galite naudoti pakartotinai valymui, kraustymuisi. Apsauginė tuba nėra papildoma paslauga. Tai konstrukciškai būtina atrama klijuotiems kilimams ir kiliminėms dangoms. Mūsų tikslas, kad jūsų kilimas grįžtų toks pat tiesus, stabilus ir gražus, koks buvo tą dieną, kai pirmą kartą atsidūrė jūsų namuose.